Moralės atkūrimo terapija resocializacijos kontekste. Sveiki, malonu, kad žiūrite. O šis video yra skirtas resocializacija.lt svetainiai ir temai, kuri yra labai svarbi aptariant resocializacijos kontekstą. Neabejotinai ir kitos sritis įvairių integracijos metodų taikyme yra svarbios, tačiau būtent moralės atkūrimo terapija, jeigu mes kalbame apie žmonių grįžusių iš laisvės atėmimo įstaigos arba turinčių rizikas į jas patekti, tai yra esančių probacijos tarnybos įskaitoje ir panašiose įstaigose, taikymas resocializacijos procese, mano galva, yra nepelnytai nustumtas į pačios resocializacijos į šio proceso paraštės arba tiesiog gal net nepastebėtas mūsų šalyje. Juolab moralės atkūrimo terapijos taikymas gali būti ir platesnėme kontekste, apie ką jau ir užsiminiau šiek tiek, tai yra, kaip pavyzdžiui, delinkventinį elgesį linkusių jaunuolių antrinė socializacija, bet apie viską paeiliui, todėl šis video tai įvadas į tokį savotišką susipažinimą su pačia moralės atkūrimo terapija, kurią mes laikome viena iš svarbiausių resocializacijos procese. Moralės atkūrimo terapija yra struktūruota kognityvinės elgesio terapijos programa, plačiai taikoma resocializacijos srityje, dirbant su asmenimis, turinčiais nusikalstamo elgesio priklausomybių ar kitų socialinio funkcionavimo sunkumų patirtį. Ši metodika buvo sukurta Jungtinėse Amerikos valstijose, reaguojant į aukštą pakartotinio nusikalstamumo lygį ir tradicinių resocializacijos priemonių ribotą veiksmingumą. Moralės atkūrimo terapijos, arba sutrumpintai MAT, pagrindinė prielaida yra ta, kad probleminis ar nusikalstamas elgesys kyla ne tik iš situacinių aplinkybių, bet ir iš nebrandžių moralinių nuostatų, egocentriško mąstymo ir savęs pateisinimo mechanizmų. Todėl terapijos tikslas – ne vien koreguoti elgesį, bet padėti asmeniui keisti mąstymo būdą, vertybių sistemą ir sprendimų priėmimo logiką. Teoriniai pagrindai. Moralės atkūrimo terapija remiasi keliais tarpusavėje susijusiais teoriniais pagrindais. Laurenco Kohlbergo moralinio vystymosi teorija, teigiančia, kad moralinis mąstymas vystosi etapais, nuo egocentrinių sprendimų iki atsakomybės ir sąžinės principais grįsto elgesio. MAT siekia padėti dalyviams pereiti į aukštesnius moralinio mąstymo lygmenis. Kognityvinė elgesio terapija, kurios pagrindinis principas – mąstymas lemia elgesį. Terapijos metu identifikuojami ir keičiami iškreipti įsitikinimai, tokie kaip kalties perkėlimas, aukos nuvertinimas ar atsakomybės vengimas. Neutralizacijos teorija, paaiškinanti, kaip asmenys pateisina žalingus veiksmus. Visi taip daro, auka pati kalta ir panašiai. MAT padeda atpažinti ir sąmoningai atsisakyti šių mąstymo modelių. Socialinė mokymosi teorija, pabrėžianti grupės ir socialinės aplinkos svarbą elgesio pokyčiams. Humanistinis požiūris, kuriame žmogus vertinamas kaip gebantis keistis, prisimti atsakomybę ir augti, jei sudaromos tinkamos sąlygos. MAT procesų ir metodų apžvalga. Moralės atkūrimo terapija vykdoma kaip laipsninė, struktūruota programa, sudaryta iš nuoseklių etapų, žingsnių, kurių metu dalyviai atpažįsta probleminio elgesio modelius, mokosi prisimti atsakomybę už savo veiksmus, analizuoja padarytą žalą ir jos pasekmes kitiems, ugdo empatiją ir socialinę atsakomybę, formuoja naują prosocialią tapatybę, planuoja ateities sprendimus ir recidyvo prevenciją. Terapijoje naudojamas įvairios praktinės priemonės, savirefleksijos užduotis, rašytiniai pratimai, grupinės diskusijos, vaidmenų žaidimai, moralinių dilemų analizė, sprendimų pasekmių vertinimas bei struktūruotas grįžtamasis ryšys. Ypatingas dėmesys skiriamas darbui grupėje, nes būtent joje atsiskleidžia realūs mąstymo ir elgesio modeliai. MAT reikšmė resocializacijoje. Resocializacijos kontekste moralės atkūrimo terapija yra ypač svarbi, nes padeda asmenims ne tik laikytis taisyklių, bet ir priimti atsakomybės, sąžiningumo ir pagarbos kitiems principus. Tyrimai rodo, kad MAT taikymas siejamas su mažesniu pakartotinio nusikalstamumo ir priklausomybių atkryčio lygiu. Ypač tais atvejais, kai asmuo yra motyvuotas keistis ir geba reflektuoti savo patirtį. Ši terapija ypač tinkama asmenims, kurie
abejoja savo ankstesniais sprendimais, patiria kalties ar gėdos jausmus, siekia keisti gyvenimo kryptį ir integruotis į visuomenę. Apibendrinimas. Moralės atkūrimo terapija resocializacijos procese yra kryptinga, struktūruota ir įrodymais grindžiama pagalbos forma, orientuota į ilgalaikį mąstymo, elgesio ir vertybių pokytį. Tai negreitas sprendimas, o nuoseklus darbas su savimi, padedantis asmeniui atkurti santykį su visuomenė, kitais žmonėmis ir pačiu savimi.